Can you see us? Can you hear us? Yes, I can. Hi, good to Can hear you see me? Actually, no, and we are not sure where our camera is. I guess you can see us, yes? Yes, I can see you. I can't hear you. I see you. Oh, now we can see it. Yeah. Ah, I don't know Hi. if this, but yes. I think we agreed and we discussed that we will let you see the audience. okay. Hello, everyone. Okay, Manta, shall I start? Yes, let us do that. And as we agreed, I will do a small summary in Lithuanian, so you will not have to do that yourself. Okay, so sometimes I will stop and then you can do your translation. Is that a good idea? Yes, let us do it that way. Okay, hi everyone. My name is Miriam from Holland, and I'm really happy to be with you here online today. Some of you already know me because some of you visited Holland 2 weeks ago, and there we met because we visited some schools who are working with Stichting Leerkracht, and they already have seen some approach of the continuous improvement. I will start with my presentation. Taip, tai trumpas prisistatymas ir pristatys Stichting Leerkracht metodiką, su kuria Miriam ir darbuojasi mokykloje. Okay, let me see. Can you see my presentation, Mantas? Yes, it's clear and nice. Okay. So, welcome everybody. First, I will introduce myself a little bit. So I said, my name is Miriam. I live in the middle of Holland. I'm married and I have 2 kids. This picture is from a few weeks ago when we visited China, the land of our kids. I worked 2.5 days for Stichting Leerkracht, and Stichting Leerkracht, I worked there in my role as expert coach, and we are focused on creating a culture of continuous improvement. So I'm happy to tell you more about it. I will tell you something about our foundation, our mission, and our instruments and our approach. Okay, so I will now do a short translation. Yes, that's good. Tai Miriam gyvena Olandijoje, vidury Olandijos, 2 vaikai ir va čia kaip tik nuotrauka iš jų kelionės Kinijoje. Miriam yra mokytoja, biologijos dalyko mokytoja ir dalį laiko, ar ne, pusę laiko Miriam kaip Stichting Leerkracht coachas, konsultantas. Ne, kad taip įsivaizduoti, tokia kaip ir komanda, kuri dirba su tomis mokyklomis, kurios nori įsisavinti šią nuolatinio tobulinimo metodiką. Ir kaip tik pristatymas bus apie tai kaip čia pačios ištakos metodikos, misija ir tam tikros sąlygos ir instrumentai, kurie yra naudojami taikant ją. Yes, Miriam, you can continue. Okay, this is Jaap. His name is Jaap Versveld, and he is one of the founders of Stichting Leerkracht. Our foundation is a Dutch non-profit foundation established in 2012. Jaap at that time was a partner of McKinsey,
And he was motivated by his 4 sons because he was his experience with the Dutch education system for him was not so good. He recognized the need for a more collective culture among the teachers and schools and leaders to enhance educational quality. So that's how he started Stichting Leerkracht. Mantas. Tai žmogus stovintis už Stichting Leerkracht, beje, Stichting tai verčiasi kaip asociacija lietuviškai, angliškai foundation, sakoma. Leerkracht yra mokslas ir jėga. Ir JAP yra tas žmogus, kuris visą tai pradėjo. Tai 2012 metai JAP jisai yra didelės konsultacijų bendrovės McKinsey partneris. Ir tam tikrą prasme iš asmeninės patirties turi 4 sūnus. Pamatė, kad yra poreikis gerinti dalykus švietime. Ir tai buvo visko pradžia. Vienas svarbus gal niuansas, kad tai, kas yra Leerkracht, tai yra nepelno organizacija, tai yra asociacija ir jie veikia tokiu nepelno principu ir visa tai yra skirta mokyklom. Yes, Miriam. So the foundation mission is to improve education by fostering a culture of continuous improvement in schools. And our motto is every day a little bit better together. And the approach emphasizes collaboration, shared learning, and collective responsibility among educators. And so we provide schools with practical tools and guidance to implement structured improvement processes. So that's what we provide to schools. Yes. Tai pats Leerkracht mąstymo principas ir viso šis yra tai, kad mes galime būti kiekvieną dieną vis geresni. Tai yra tas toksai link nuolatinio tobulėjimo. Taip, tai yra nepelno organizacija ir tai yra labai daug orientuota ir kalbama apie tai, kad tai yra kažkas, ką daro mokytojai, tam tikras elgsenų įrankių metodų rinkinys mokytojams, kurie tą daro ne atskirai, bet daro kartu bendradarbiaujant. Ir visa tai turi tam tikrą struktūrą, tam tikrą išmąstytą logiką, kur atskiri elementai veikia kartu. Okay. Jie dažnai veikia kaip būtent treneriai, train-the-trainer principu, kad tai yra mokymo ir pagalbos mokytojams programa. Yes, Miriam. Okay, so as you can see, since its inception, over 1,500 schools across the Netherlands have adopted the Leerkracht methodology. And this results in more than 30,000 teachers and school leaders who are collaborating to enhance education for over 650,000 students. So that's in those years already quite a lot. Yes. Čia, kad įsivaizduoti programos mastą. Nuo pradžios programoje yra sudalyvavę 1500 mokyklų, ar ne, tos mokyklos komandos, tas toksai savoka pas juos, skaičiuojama iki 30,000 mokytojų, kur apie 300,000 mokinių. Trumpas komentaras dėl spalvų, tai yra tiesiog skirtingi mokyklų tipai. Yra vienos labiau į profesinį, kitos labiau į būsimą universitetinį išsilavinimą orientuotos mokyklos. Tai tiesiog tas toksai tarp gimnazinių profesinių
daugiau tai atspindi, bet iš esmės mastas įspūdingas. Yes? So, and these are our core values. What's important for the process, that is, of course, the trust in the teachers. They have to do it together, and it's always for the students. So not a program for the school, but it must have effect on the students. Of course, we want sustainable changes, and the last core value, what we always say, each day, and that's really important one. I will tell you later also about it. Each day a little bit better together. Yes. 4 vertybės, kuom jie vadovaujasi. Tai yra pirmas pasitikėjimas mokytojais. Tas pasitikėjimas mokytojais eina kartu su kita vertybė, kad visa tai orientuota galiausiai į geresnį ugdymą mokiniams. Galutinis tikslas yra mokiniai. Labai daug akcento ir labai daug metodų, priemonių, rutinų susijusių su tuo, kad tas pokytis, kuris atsiranda, kad tai būtų tvarus pokytis, kad jisai išliktų, kad tai nebūtų mėnesio, pusmečio programa ir vėl vis grįžtam prie to, kaip dirbam iki šiol. Ir ta 4 dedamoji, kas buvo pasakyta ir pradžioje, kad kiekvieną dieną po truputį esam geresni. Ir tai yra visko ašis ir kiekvienas žodis, each day little bit better together, kiekvienas žodis tame junginyje pas juos yra svarbus ir tą pamatysite toliau pristatymą. Yes, Miriam. Okay, so what exactly is a culture of continuous improvement? I show you 4 pictures and you see what it normally is on the left side and what you want to become. So for us in education means that teachers and school leaders and students, if you see on the left side above, that they work together every day to make learning and teaching a little bit better. And if you can see, what's also really important is that the school leader also visits the classrooms. He does not stay behind his desk, but he really goes into the school, visit classroom, and is regularly part of the team. And left down, you see no longer team meetings all together, only listening to the school head, but small teacher teams who are improving classroom practice together. So that's where you want to go to, and that's for us a culture of continuous improvement. Yes. Tai į ką susiveda nuolatinio tobulėjimo kultūra pas juos ir viršuje 2 akcentai. Vienas į mokytojo rolę, kitas į mokyklos vadovo rolę. Dabar, kai sakau vadovo, angliškai lyderio rolę. Ir tai, tai gali būti ir direktorius, ir pavaduotojas, tai yra kažkas, kas organizuoja. Tai sugrįžtant prie mokytojų, kad taip, tai yra profesija, kuri yra tokia labai individuali. Bet jie mato, kad jeigu mokymas yra toksai labai individualus užsiėmimas, tai tas mokymas kaip procesas, tai komandų sportas. Ir labai daug akcentų į tai, kaip padėti mokytojams dirbti komandoje, nors taip, klasėje galiausiai dirbam labai individualiai. Lygiai tas pats yra ir su rolė, kurią turi ir kurią praktikuoja mokyklų lyderiai. Tai yra nuo tokių labai praktinių dalykų, kuriais reikia pasirūpinti. Taip pat didelis akcentas yra tai, kad mokyklų lyderiai kuo dažniau būtų klasėse ir stiprintų tą mokytojų komandą. Kalbant apie organizaciją, ar ne, kad pereiti nuo ilgų varginančių susitikimų, posėdžių
prie greitų pokalbių apie tai, kas iš tikrųjų svarbu, apie praktinių dalykų. Ir kad visą tai pokyčiai būtų daromi mažomis grupėmis, mažomis komandomis, keičiant mažus dalykus kiekvieną dieną. Tai vat, tokiu būdu mes sugrįžtam, apsukam visą ratą ir grįžtam prie to kertinio principo, kad mes po truputį stengiamės būti geresni kiekvieną dieną. Visą tai veda į to. Yes, Miriam. Okay, and our approach is based on 3 preconditionings and 4 core tools. So you see first one of the preconditions, that's ambition. At the beginning of the school year, teams think about their shared ambition. So where are they now and where do they want to go to? Because ambition is really important for the focus you have together. And then the rhythm. So also very important that the teams work every week on their team and on their goals. So mostly 1.5 hours a week, you will work with your team on your goal and on your team. And we always say make it a cycle of 6 8 weeks, so that you have to set small goals and then goals that you can achieve and of which you can see results. And therefore you can also celebrate the success. So the rhythm, short goals, a short cycle is also very important. And the last one of the precondition is the retrospective. It's your evaluation. That's also very important, because you always have to look back at the process and also what went well, what do you want to keep, and what do you have to develop more. So you do an evaluation on the process, but also on the ambience, how you work together, and of course on the results. So that first are the 3 preconditions. Mantas. Yeah. Tai 3 sąlygos ir 4 technikos arba rutinos, kurios yra viso metodo esmė. Tai pradėsim nuo 3 sąlygų, tai tas išorinis ratas. Pirma sąlyga tai yra reikalinga tam tikra ambicija pradžioje. Turim išsikelti tam tikrą tikslą, tam tikrą problemą, kurią norime išspręsti, ir tai yra visko pradžia. Antroji sąlyga yra tam tikras ritmas, tam tikras nuoseklumas siekiant užsibrėžtų tikslų. Jie stengiasi kuo įmanoma sutrumpinti tą laiką tarp tikslų išsikėlimo ir jų pasiekimo. Visi norime pasiekti rezultatą greičiau. Ir šiuo metu tokia nusistovėjusi praktika, tai yra 6-8 savaičių trukmė, kuri yra duodama tiem išsikeltiem tikslam pasiekti. Tai ką užsibrėžiam, stengiamės įgyvendinti per 6-8 savaitės. Ir yra tam tikri dalykai, kurie vyksta kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį, galbūt kiekvieną dieną, tam pasiekti tikslai būtų pasiekti. Ir trečioji sąlyga tam atsirasti, tai kas uždaro ciklą, tai yra retrospektyva, refleksija, kitas žodis būtų, tai yra tas toks įsivertinimas, ar mums pavyko, kiek pavyko, kuria dalim pavyko, jeigu ne visai pavyko, ar ne, ar pakankamai skiriam resursų ir ką galime daryti geriau kitą kartą, kad mums geriau pavyko. Ir taip ciklas kartojas. Tai tokios 3 sąlygos ir tokie 3 akcentai. Yes, Miriam. Thank you. Later on, I will come back to those 4 instruments. First, I go to tell you something about the process. So what I said, it starts with an ambition. If you have an ambition, a focus, then you choose as a school about 3 themes for a year. And then you set a goal together on the first theme. And then you always think about it.
does this goal can realize impact on the children? Can it realize effort? So the goal must be small. Then for the second, you're going to look what kind of data is there available on this theme. Can you do any research on this theme? And what do maybe other schools already found out? What are the good working instruments? And also important, what does the students say about this theme? What do they think about it? Do they have any ideas? So together, the data, the research, and about the students, what they say, you take it together and then you set your goal. If you have your goal, you work weekly on a board session and a work session. Later on, the board session is one of the instruments. I will tell you more about it. But you work in 8 weeks on those activities to achieve your goal. And then you can see the results and also you can celebrating the success. So this is a little bit about the process. Mantas. Yeah, thanks. Tai kaip tai vyksta labai praktiškai, ne? Tai 6 savaitės reiškia, kad tai yra kaip 3 ciklai per mokslo metus. Tai tie 3 ciklai yra pavadinami tokiom temom. Vienoje temoje yra keliamas tikslas. Dabar, kai kalbam apie tikslą, yra žiūrima į 2 dalykus. Tai vienas dalykas, ar ne, jeigu keliam kažkokį problemą, kažkokį tikslą, pirmas klausimas yra, ką mums apie tą problemą, apie tą tikslą kalba duomenys. Kokius duomenys mes apie tai galim pamatyti ir ką galime iš jų išskaityti. Tai vienas dalykas duomenys. Antra dedamoji, kalbant apie tikslą, tai yra, o ką mokiniai sako apie šitą tikslą arba šią problemą. Ir tada įvertinus tuos 2 dalykus yra išsikeliamas tikslas, kuris, vėlgi atsižvelgiant į tą 6-8 savaičių apribojimą, labai praktiškas, labai paprastas, kažkas, ką galima tikrai įgyvendinti. Ir tada pereinama prie to tokio savaitinio ritmo, kur yra 2 darbo formatai. Yra board session ir work session. Ir tiesą pasakius, nesu tikras, kaip tiksliai lietuviškai išversti. Tai yra tokia kaip ir darbas prie lentos arba susitikimas prie lentos, galbūt kažkas tokio būtų tikslus vertimas. Ir work session darbo grupė arba komandinis darbas. Vėlgi, darbo grupė ir komanda šiek tiek skirtingi dalykai, turbūt arčiau komandos būtų. Tai ir vis tai veda link to, kad mes pasiekėm rezultatus, kai mes pasiekėm, mes juos atšvenčiam. Vėlgi, tas lietuviškas žodis atšvęsti, jisai galbūt per daug pramoginis yra, bet celebrate, tai yra pažymėti, pasidžiaugti ir pasiekti. Yes, Miri. I understand the word celebrating, so I knew you were at the end. Yes, I was trying to find the proper translation because our direct translation is very cheerful, too cheerful to what it actually means. Okay. Now I will tell you something about the 4 instruments. The first one is the stand-up meeting. We call it the board session. And it's each week only 15 minutes. And at the start of every, we call it also an improvement board session, we always begin with a check-in. I will show you one of our improvement board. So left down, you see the check-in possibilities. So we start with it and we also sharing successes. And these are small but powerful routines that help to build up a positive and safe team culture. We always think about what's not going good, but it's really important also to see what your little success maybe in the classroom were last week. And the check-in also gives every team member a moment to share how they are doing, personally maybe or professionally. And it helps us to connect as people. And it builds trust and creates a sense of belonging.
So when we know what's going on with our colleagues, we can better support each other. Yeah. Mantas. Yeah. Can you flip back to the previous slide? Yeah. So I'll start where you started. Yeah. Tai 4 technikos arba 4 rutinos, kaip aš jas vadinu. Pirmoji rutina yra stand-up meeting. Lietuviškai tiksliausias vertimas būtų susitikimai stovint. Nebūtinai tai reiškia, bet čia daugiau tas toksai, na, trumpumo, konkretumo pavyzdys, ne? Tai va 15 minučių susitikimai stovint. Ir next slide. Ir vat labai konkretus pavyzdys, ta lenta, prie kurios susitinka. Ir pradžia yra tokia, vadinamas check-in, lietuviškai, na, įsiregistravimas. Toksai, kaip čia nuotaikos nuėjimas, sakau. Ir mokytojai susitikimą pradeda su to, kad jie pasidalina, kaip jiems šiandien sekasi. Ir tiesiog, ne, geltona, žalia, raudona. Žalia mano superinė diena šiandien, raudona kažkas ne taip mokykloje, klasėje, galbūt asmeniškai, geltona, būna ir geriau, bet nėra taip blogai. Ne? Tas toksai nuotaikos nuėmimas čia ir dabar tam, kad, na, kaip sakoma, būti jautresniems su tais, kuriems galbūt diena yra bloga. Ir kaip aš sakau, pozityvi pradžia. Tai yra pasidalinam gerais dalykais, kažkokiamis sėkmėmis, susitikimo pradžiai. Tai yra tiek nuėmų nuotaiką, tiek pasidalinam gerais dalykais. Ir tas pozityvas iškelia mus į tavo trečią punktą, kur tiesiog aptarėme pagal jau tam tikrus sutartus darbus, pagal tam tikrą darbų sąrašą, kaip mums sekasi, kokius rezultatus pasiekėm. Ir tie dalykai, kurie yra konkrečiai lentoje, jie gali būti labai įvairūs, bet tai yra kažkas, kas prie ko nuolat yra dirbama per tą 6-8 savaičių. Yes, Miriam. Miriam, can you hear us? Yeah, I can hear you, but Yeah. I don't see you. It doesn't matter to me. Yeah. Can you see my presentation? Yes, we do. Okay, then I will talk further, no problem. So after the check-in and the success, you are looking at your goals. So they are transparent, everybody can see them. And maybe you have more teams who are working on the same goals within the school. Or maybe you have one higher goal and make 2 sub goals. But if everybody has an improvement board, you can look at each other and see what the actions are. So the actions and of course the planning. Who is doing the board session next week? And what are the maybe the subjects we want to discuss? So this is the improvement board, and I will show you also some examples. One moment. This is one. Actually, this is one from the school we visited, Mantas. Yeah, I recognize that. Yeah, and I also have another one. No, this one is an example. So you see the check-in, the success, the goals, the actions, and the planning. Yeah, it's your turn. Ja, tai tiesiog praktinis pavyzdys, kaip tai atrodo, check-inas, žymiai pagaliukas, kur esam. If you could flip to the picture, practical example. Na, ir tos pačios dalys, tada 1-2, tada sutarti darbai, tada veiksmai, beje, tai, kas šitoje lentoje, tai yra viskas, kas yra susijęs su šiais pokyčiais, pagerinimais. Kaip komandom dirbam, ir atitinkamai planai ateičiai, kas bus atsakingas artimiausiu metu. Jie darėtų. Okay. Then after the stand-up meeting, after the board session, you have your co-design lessons. So these are actually the work sessions. You often will work in pairs on developing a lesson, something you want to try out to achieve your goal. So that's the second one.
And after that, the classroom observation. Because if you have made something together and you want to try it out in the class, you can take a look at each other in the classroom. And for example, to see if that what you create together, if it works. And after that, you can give each other feedback, not on the person, but on the thing you tried out in the classroom. 15 minutes is enough. Just each week or after each 1 week yes, 1 week no, you can visit each other. If you tried something out, you also want to know the feedback of the students. What do they think about what you developed together? So their voice, the students' voice, is also very important. Yes, your turn. Trys likę komponentai šioje dėlionėje. Tai yra bendra kūryba pamokom. Tai yra labai skatinamas bendras mokytojų darbas porom ruošiantis pamokom. Ir natūralu, kad jeigu pasiruoši pamokom arba sukuri kažką, kas planuojama pamokoje kartu, nori kartu ir pamatyti, kaip tai yra. Tai labai skatinamas yra stebėjimas klasėje, kaip vyksta pamoka, kartu su grįžtamoji ryšiu. Bendra kūryba, stebėjimas, grįžtamasis ryšys mokytojų ir mokytojų dirbant pamuose. Ir paskutinis, bet tikrai ne mažiausiai svarbus, tai yra pačių mokinių balsas. Įsiklausom, kaip jie vertina ir koksai grįžtamasis ryšys iš jų. Gali atrodyti labai praktiškai, iš kur visą tai laiko. Kada mes dar galime spėti dirbti kartu, ne savo pamokomis, bet ir kitų pamokom. Tai akcentas yra tai, kad tai yra maži, tai gali būti maži, nedaug užtrunkantis dalykai. Jeigu mes kalbam apie 15 minučių pamokoje stebėjimą ar po to grįžtamą ryšio, tiek ir užtenka. Kai mes kalbam apie pakankamai nedidelį minučių kiekį per savaitę, per mėnesį, svarbu, kad tai. Yes, Minnie. Okay. The student voice, you can do that by a student arena. And it's a structured dialogue with students about their learning. And students can really good reflect on what helps or hinders in their progress. And I also have a picture of a learning arena. Oh, it's not a good one, I see. But what you see, Yes, we get the essence. Okay, so you can see the kids in the middle. So the leader will ask the kids some questions, and the teachers are around it. So that's we call it a student arena. And the teachers, they have to shut their mouth. They can't say or they can't ask anything. It's only the kids, and the kids like it to do it. Because the teachers are listening to them and it's useful for the teachers. So the students always hear back and see it in their lessons, what they suggested or what they advised to the teachers. So it's really a nice way of hearing the voice of students. Yes. Ketvirtoji dedamoji jų balsas. Ir technika, kurią jie naudoja, programos, kurį jie naudoja, tai yra mokinių arena, taip vadinama, ir čia yra konkretus pavyzdys, kaip atrodo mokinių arena. Tai šiek tiek išplaukusi nuotrauka, bet mokiniai sėdi prie ratu areną. Jeigu matote prie baltos lentos mokytojas, kuris mokiniams uždavinėja tokius klausimus, kaip jie vertina dalykus mokykloje. Ir aplinkui prie stalų sėdi likę mokytojų kolektyvas. Pagrindinis mokytojų darbas sėdint tam dėliam rate aplinkui yra čia priklausyti, ką šneka mokiniai ir įsiklausyti jų nuomonę. Tai yra mokinių balsas, mokinių parengiant, jie sėdo metu ir kalba, diskutuoja apie tuos klausimus, kuriuos užduoda moderuojantis mokytojas. Mokiniams labai patinka. Jie labai pozityviai vertina tokį formatą, kai juos įsiklauso, kai juos prašnekina toliau. Yes. Okay,
So my last slides are some pictures. For example, the data wall. This is one data wall from a primary school, and they did research on the theme, and they were looking at experiences who worked, what gave good results. So this is one. This was also a data wall from evidence-based what works. And this is also one from a secondary school. They were more looking at data from other things. We have some websites where you can find input, other schools, other teachers. So some examples of a data wall. Yes. Ir sugrįžtant, pradžioj kalbėjom apie tikslų išsikėlimą, du elementai, mokinių balsas ir duomenys. Tai arena tai yra pavyzdys, kaip įsiklausyti į mokinių balsą. Čia yra pavyzdys duomenų sienos, duomenų siena, kaip yra vizualizuojami duomenys. Tai nėra tik skaičiai, lentelės, kažkokie tai grafikai, bet tikrai pateikiama yra žaismingai ir tokie praktiniai pavyzdžiai, kaip atrodo duomenys, į kuriuos gilinasi mokyklos. Sunku pasakyti, kokia problema tikslas, bet pati vizualizacija yra pakankamai žaisminga. Miriam, if you could flip to the next one. Jo, čia irgi greičiausiai yra tam tikras apklausų rezultatas, turbūt atsiliepimai ir neužrašyti, kad pasiteisinimus praktikos savo. And the last one, išplaukusi nuotrauka nesimato, bet irgi matosi, kad šiek tiek schemų, šiek tiek lentelių, šiek tiek skaičių. Kaip yra vizualizuojami ir vėlgi materializavimas ir vizualizavimas duomenų, bet giliai failuose, giliai stalčiuose nesimato, tiesiog ištraukiam ir padedam, kad būtų matomas. Yes, Emilia. Okay. Another example of a board. And this is just a picture of some teachers working together. Let me see. So, that are the 4 instruments. So the input of the student arena, the input of the data and research, it's all to set your goal. And from your goal, you do this on a improvement board, and then you have some actions you're going to design together, which you design, you're going to observe in your class, and you give each other feedback, and you ask also the students for feedback. And then I think I'm around and at the end. Thank you. And if you can flip one more slide back to the same ramp up. With preconditions as well. Back. Oh, the of course, I have one another. Let me see. 3 and 4. Yeah. Tai apibendrinant, kad metodikos esmė yra tikslas, ritmas, kartais ritmas, kartais cadence, lietuviškai kadencijos retrospektyva. Visą tai sukasi ratu, mes visą laiką padarom cikliškai, net 6-8 savaitės. Konkrečios rutinos, konkretus dalykai, ką darome kiekvieną savaitę, yra susitikimai, trumpi praktiniai susitikimai istoriniai, bendras pasirengimas pamokų kūryba, įvairių ugdymo, mokymo metodų kūrimas kartu, stebėjimas, grįžtamasis ryšys ir įsiklausimas į mokinių kalbas. Tokia yra metodų esmė, labai daug akcento į mokytojų atsakomybę, į bendrą jų komandinį darbą. Viena iš nuotraukų, kurie rodė, mokytojų
ir panašiai erdvėj yra kaip mokytojai dirba kartu. Ir čia turbūt yra pagrindiniai akcentai pristatymo. Dabar klausimam atsakymam turime dar šiek tiek laiko. Aš matau, kad mes skiriam daugiau laiko, negu planavom, bet buvo verta. Tai tik čia vieną klausimą. Aš tikriausiai keli klausimas. Ačiū, buvo įdomu ir naudinga. Tai pirmas klausimas apie studento areną, tai ką jie daro, būtent tas moderatorius, išlėja po to informaciją, kažkaip pakalbėjama, kaip priema sprendimus, apie studentai mokiniai išeina ir tada kažkaip tas, žodžiu, vyksta ta informacija, čia po Nenubėgime paskiau ir paklausime, po to pakalbėsime apie antrą. Miriam, thank you very much for presentation. Very inspiring and very useful. And we have the first question. And the first question, perhaps not surprisingly, is about Students Arena. Yes. And could you elaborate about the role of facilitator, the teacher that is facilitating? I think in your picture that was the person standing to the whiteboard. Yeah. Whiteboard. Like, how does it go? What is the role of the facilitator? And do you mean during the student arena or during the board session? Student arena. Well, the facilitator, before the student arena, he asked the teachers, which questions do you want to know from the students? And he collects those questions, and before the student arena, he shares them with the students so that they already can think about it. And then during the student arena, he asks those questions from the teachers to the children. Taip, esminė rolė moderatoriaus tai yra paruošti klausimus ir tuos klausimus užduoti mokiniams. Nu, taip, labai paprastai, ne? Nežinau, ar atsakė į klausimą. Miriam, like, who is creating questions? Are these teachers? Is it the moderator himself? No. Who are the sources of the questions that are being asked? They come from the teachers. Iš mokytojų. Ta prasme, iš mokytojų kolektyvo surenkami klausimai ir moderatorius tiesiog, na, juos tam tikrą seka užduoda mokiniam, kurie yra toje arenoje. Asmenis, pasiekimais ir iniciatyvom ir nesimatė elementos, turbūt įdomu, gal kelis pavyzdžius. Tas modelis veikia ir kokie pasiekimai. Maybe a practical question around the types of initiatives or changes that were doing this. Just to get a flavor of what changes, what kind of practical actions are taken by using this methodology and this framework. Sorry, I didn't understand your question because there came some noises. Okay, I will repeat. Because in the pictures, it was not visible what kind of specific changes were tried out and created, co-created, and yeah. So if you could elaborate on few specific examples, goals, actions taken, and things like that, just to get a flavor of what we are talking about. Well, in primary schools, you see often that they set goals about basic skills, mathematics, languages, but also there was a primary school last year, and they want to talk about safety, so they set rules for the kids. What to do if they come inside, always to give a hand, how they deal with parents, so safety, what more?
I will try to translate. Tai pradinėse mokyklose labai daug akcentų yra tos bazinius įgūdžius, bazinės žinias, kurios ugdymos, arba tie ugdymo pasiekimai, lietuviškai pasakytume, tai labai daug tikslų susijusių su tuo. Kitas pavyzdys, kurį prisiminė, tai yra psichologinis saugumas ir incidentų skaičiaus mažinimas ugdymas. Any other examples? Yeah, thematic works. Working on themes. That was also a few schools did that last year. So each period, a theme about maybe environment or about astrology, and so yeah, different themes through the year. In combination, for example, with reading. Kitas pavyzdys dažnai įvairių temų integravimas. Tai vyksta kažkokia ugdymo programa kaip įprastai, bet sutariama yra integruoti tam tikras temas kaip papildomai išplečiančias, ar tai būtų aplinkosauga ar kažkokios tai kitos temos. Kažką dar praleidau? Yeah? Yeah. I don't have more at this moment. Sorry. We have one more question. Okay, good question. So it looks like Students Arena is the most popular topic today. So the question is, are there any criteria or any tips and tricks how you select students for the arena? Well, it's really nice not always to choose the kids who always use their voice. So the nice thing is that you can also the children who are more quiet, give them the podium, let them talk, so that you get your information from all the layers of the students. And so not only from one class, but from, for example, year 3, 4, 5, take them together. And the big trick is that the teachers, they can't interrupt, they can't talk, they really have to be quiet. Atsiprašau, negirdėjau atsakymo pradžios. Tai padėkite, jeigu galit. Bet atsakymo antra pusė buvo ta, kad amžiaus įvairovė, kad atspindėti mokykloje amžiaus įvairovę ir neturėti netgi kažkokių labai, kad tai būtų, kaip mes dažnai sakom, reprezentatyvi imtis, kad tai nebūtų kažkokie tai vieni labai geri, labai blogi, tik vyresni ar tik jaunesni. Aišku, tai gali irgi padiktuoti temų sąrašas, bet toksai reprezentatyvumas truputį svarbus akcentas. Bet ką dar pasakė, kas yra dar svarbiau, tai yra žymiai svarbiau yra užtikrinti, kad mokytojai klauso, o ne šneka. Tai vat čia tas principas. Ir ką pačioj pradžioje gal kažką? Ja. Tai pakartosiu, kad tie, kurie online klauso, kad girdėtų, tai kad atrinkti ir pagal tą kriteriją, kad prašnekinti ne tik tai tuos, kurie visą laiką kalba ir kurie natūraliai kalba, bet ir tuos, kurie tylėja, tą tylėją daugumą prašnekinti. Čia gal įsiterpsiu. Principas turėtų būti tiesos norėjimas sužinoti iš anksto. Ne to, ką norėtume girdėti, bet tą, ką iš tikrųjų reikėtų išgirsti. Nes vienas svarbiausių principų. Į save objektyviai žiūrėti ir žiūrėti. Ir dėl to reikia išgirsti. Tos, kurie nori kažką labai lengvą sakyti arba kažką mielaus. Gerai. Ir turbūt turime dar laiko vienam klausimui. Mes jau nebeturim. Miriam, thank you very much. Thank you. You're welcome. It was a pleasure to be with you online.
It was a pleasure to have you two here. Sorry for doing this online. Yes, this was the way of doing it. Thank you so much for joining, for accepting this online challenge, and thank you for your overtime. No thanks and good luck for today. Bye-bye. Thank you, Miriam. See you. Tai ką, toksai buvo pirmas pristatymas. Atsiprašau už tai, kad